yra mano miestas, čia jau pragyvenau pusę savo gyvenimą. Jisai neabejotinai mane suformavo, išminkė, suteikė man formą, padarė tuo, kas aš esu, didelė dalim. Ar gali šį miestą pavadinti savo namais? Miestą, kvartalus galėčiau pavadinti savo namais, kai kurios kvartalus galėčiau pavadinti. Tai visų pirma, tą kvartalą, kuriame dabar gyvenu, tai jau yra mano namai. Ir, pavyzdžiui, galėčiau savo namais pavadinti Monti kvartalą, kuris, Monti tikrai buvau labai prisirišęs, labai kažkaip tikrai jame jaučiausi kaip namuose, buvau susipažinęs su kvartališkiais, su kvartalų gyventojais, tais jau vietiniais ir tikrai turėjom daug gražių momentų. Taip. O pats Romos miestas, vėlgi, jis yra milijoninis ir jame tų kvartalų yra labai skirtingų. Gali galvoti, kad gyveni tiesiog skirtingose miestuose, kaip žinai. Taip. Prieš atvykimą į Italiją, žinau, kad tu po mokyklos baigimo iš karto vykai į Prancūziją, taip, studijuoti, taip? 95-aisiais. Iš tikrųjų, apžvelgus tą periodą, nežinau kaip pasakyti, tiesiog buvau, šiaudas, kuris leidosi blaškomas bangų. Ir 95 metai, tai kas dar atsimena tą laikotarpį, užsienis, Prancūzija, Italija buvo iš tikrųjų tolimi kraštai, į juos nuvažiuoti buvo sunku. Taip. Mes buvom labai neturtingi, mūsų mėnesiniai atlyginimai turbūt buvo, aš nežinau, dabartiniam išraiškom turbūt 20, 30, 40 eurų geri atlyginimai. Ir aš gimiau ir užaugau Kretingos rajone, mokyklą baigiau Salantuose, taigi ne Vilnius ir net ne Kaunas, paprastoj kaimo žmonių šeimoje, bet kaimo žmonių, kurie buvo gyvenę Vilniuje, kurie mėgo labai skaityti knygas, mano namuose buvo apie 100 000 knygų. Ir iš tėvų vis dėlto gavom tą, aš ir sakau mes, nes aš turiu dar 2 seseris, gavom vis dėlto tą platesnį požiūrį į pasaulį. Ir mano šeimoje mes visi labai mėgome ir troškome keliauti. Ir taip atsitiko, kad mano sesuo, jinai tapo Šventojo Jono kongregacijos vienuolė ir išvyko jinai į Prancūziją. Po to, būdama tenai, jinai pakvietė, šalia to vienuolyno buvo tokia filosofijos teologijos mokykla, į kurią ir nuvykome 95 metais, keli lietuviai. Ir tai buvo tokia pirmoji užsienio patirtis, tiesiai iš Žemaitijos kaimelio nuvažiuoti į Prancūziją. Ir tokią įdomią, labai specifinę aplinką. Ir ten praleidau 3 metus. Ta banga, kuri mane ten nuplovė, suteikė tą gyvenimo kryptį, kuri per įvairius tarpinius etapus mane vėliau atplovė iki Romos. Tai kaip tave nunešė keliai iki Romos? Tai atplovė irgi labai gan paprastai, kad iš po Prancūzijos aš grįžau į Kauną ir studijavau Vytauto didžiojo universitete. Įstojau į teologijos fakultetą. 2001-aisiais, vėl atsirado tokia situacija, kad vienas iš popiežiškųjų universitetų Romoje tiesiog turėjo stipendijų fondą ir stipendijų fondą skyrė įvairioms rytų šalims. Nes vėl mes kalbam apie tą laikotarpį, kai... Tai buvo iš tikrųjų išvažiuotis sudėtinga. Jo, aš atsimenu, kad kažkas pasakojo, kaip Vilniaus centre nusipirko butą už $15 000 ir tai buvo didžiuliai pinigai. Taip. Taigi, o metų stipendija buvo $10 000 arba 8. Tai buvo tais laikais, didžiuliai pinigai paprastiems žmonėms. Buvau geras, galbūt geriausias studentas tuo metu. Mane pakvietė, suteikė tą galimybę ir taip atsidūriau Romai. Tavęs paklausti dėl integracijos. Iš tikrųjų, labai vieną interviu tavo skaičiau, labai man pasirodė labai įdomi tema. Ir tu labai įdomiai, aš nežinau, ar galbūt jau su šiuo požiūriu nebesutiksi po tiek metų,
labai įdomiai išskyrei tokias 3 kategorijas. Yra tie, kurie visiškai, sakykime, integravę, nes jie yra čia gimę arba jie atvažiavo su tėvais būdami dar visai vaikai ir baigė čia mokyklas, universitetus. Kitas yra tie, kurie atvažiavo jau, sakykime, mūsų amžiaus, taip kaip mes, ir jau subrendę ir bandė rasti, sukurti socialinį burbulą su italais kažkaip, galbūt rado čia darbus, išmoko gerai kalbą ir turi, nežinau, pažįstamų tiek italų, tiek lietuvių, taip. Ir yra tie, kurie tik tarp saviškių bendrauja, kažkaip nesimiliuojasi ir gyvena tokiam burbule, kad Italijoje viskas yra blogai, taip? Taip. Tai aš, kai perskaičiau šitą, susimašiau irgi galvojau, kokia kategorija aš priklausau. Ką tu galvoji apskritai apie visišką integraciją, kai tu jau čia atvažiuoji tokiam brandžiam amžiuje? Ar neįmanoma? Ar įmanoma nebepykti ant Romos ir įsimylėti, nesako, su Roma arba žinai, arba meilė, arba neapykanta? Ar įmanoma ir kaip tu jautiesi šiame etape? Kaip čia pasakyti, na, kaip ir su kiekvieno žmogišku reiškiniu, kai kategorizuojame ar ne, ir dėliojame į lentynėles, tai visada reikia atsiminti, kad tai yra būtent tik tais tendencijos, ar ne, kad jau tendencijos niekad neapriepia visų atvejų. Ir netgi, kalbant apie integraciją, pavyzdžiui, kaip čia pasakyti, šitą klausimą daro labai kebliu ir pats faktas, kad kinta ir Lietuvos tapatybė. Mes kalbėjome, kad per 20 metų pasikeitė visuomenė Lietuvoje, bet taip pat pasikeitė visuomenė ir Italijoje. Tai netgi jeigu tu galvoji, iš kokios tapatybės perino į kokią tapatybę, ta tapatybė, kuri buvo ir Lietuvoje, ir Italijoje prieš 20 metų, jos nebėra. Tai yra judanti dinamika. Bet taip, iš principo galėčiau taip pakartoti šitą kategoriją, kad na, tikrai integruotas lietuvis, mano supratimu, praktiškai turėtų čia būt gimęs. Arba atvažiavęs, na, yra šeimų, kurie atvyko su vaikais, kurie tuo metu buvo dar vaikystės, kūdikystės amžiaus. Tai taip, šitie, jie yra labai integruoti. Kitiems galbūt tai net nėra įmanoma. Bet yra įmanoma, nežinau, gal įsigyventi. Ar būtina? Mano supratimu yra būtina, nes, kaip čia pasakyti, mes atvykę čia atradome, na, sukurtą visuomenę, sukurtas taisyklės, daug tų dalykų, na, dėl ko visi žinome, Italija žavia ir traukia, ar ne? Ir kaip čia pasakyti, ir jeigu gyvename, turime, visada buvau to požiūrio, kad reikia, na, harmonizuotis ir gyventi pagarboj su ta tvarka, kurią atvykęs radai. O jeigu tai pjaunasi su tavo vertybėmis? O ką reiškia pjauti su mano vertybėmis? Kokios vertybės galėtų pjautis? Na, tarkim, labai banalus pavyzdys, galbūt, sakau, tai nėra 100% pavyzdys, bet kažkoks toks labai paprastas, kai aš nemanau, kad numesta cigaretė, nuorūka yra teisingai. Aš nemanau, kad, pavyzdžiui, vėlavimas, tai yra man kažkokia yra nepagarba, nors aš pati dabar prisitaikiau ir visa kita ir aš tikrai jau nebepykstu ir nieko, bet tai yra kažkur vis tiek su mano giliais supratimais ir vertybėmis pjaunasi. Arba jeigu mes susitarėm su žmogumi susitikti, aš dėl jo paaukau savo laiką, atvažiavau visą valandą. Ir to žmogus neateis ir tu negali pykti. Taip, tai kaip tu galvoji? Na kaip, pykti galbūt taip, kartais pyksti, žinoma, dėl tų dalykų pyksti. Bet yra dalykų, kuriuos, na, reikia ištverti, ar ne? Nežinau, Lietuvoje mes ištveriam lietingą orą, čia ištveriam kitus dalykus, reikia ištverti, sutinki, nesutinki. Bet aš kalbėjau apie tokį, na, galbūt principinį požiūrį, ar ne? Kad, na, kaip čia pasakyti, svarbu turėti tą pagrindinį pozityvų požiūrį. O jau paskui jį turint,
Gali sakyti, štai, štai šitoks dalykas arba tanas reiškinys, aš taip nesielgsiu arba nežinau, geriau tai būtų, kad nesielgtume. Bet problema tikrai yra, kai tu neturi to pozityvaus principinio požiūrio ir tada tikrai pasidarai toks labai rūgštus, labai pilnas acto žmogus iš tos serijos, tada kodėl tu apskritai čia, tada kyla klausimas. Čia esant, čia būnant, dalyvaujant lietuvių veikloje, susipažinome su kolegomis iš Vatikano radijo, kurie vėlgi buvo ir tarp veikliųjų bendruomenės narių, ir atkūrėjų, ir steigėjų. Dar būnant studentų, taip? Taip, dar būnant studentais mes susipažinome ir taip atsitiko, kad čia 2005, 2006, 2007, sakykime, dirbo ir Lietuvoje pakankamai žinomas kunigas Virginijus Veilentas, šiuo metu oro pajėgų kapelionas, taip pat dažnai pasirodantis televizijos ekranuose. Ir sakykime, kai jis išvažiavo, tiesiog kolegos ieškojo pamainos. Ir vėlgi jie paėmė keletą čia buvusių jaunuolių, sakykime, mūsų du, buvau aš. Mes nepasakėm, kur paėmė, taip? Paėmė pabandyti. Vatikano radijo redakcija dirbančia lietuvių kalba. Mes esam Šventojo Sosto darbuotojai, kurie dirba lietuvių kalba. Ir yra lietuviškoji programa, kurie turi tiesiog labai senas tradicijas. Aš, jeigu žiūrėti tų darbuotojų, kaip čia pasakyti, kartas, jau esu ko gero 4. karta. Programai jau už kelių metų bus 90 metų, tai jau yra vis dėlto programa su gilia ir ilga tradicija. Joje taip pat dirbo ir nežinau, tas pats Kazys Lozoraitis, gerai žinoma ir gerai prisimenama figūra Lietuvoje. Ir sakykime, tiesiog kai kunigas Virginijus Veilentas išvyko, tada pakvietė mus čia porą jaunuolių pasižiūrėti ir tada tiesiog, sako, ar tu nori, ir aš tada pasakiau, kad noriu, ar ne. Vėlgi, bet tuo metu galiu pasakyti, kad aš jaučiausi, nežinau, laisvas, pakankamai laisvas, tai nebuvo taip, kad, taip, nežinau, būčiau siekęs šito darbo su mintim čia likti. Aš kažkaip netgi ilgą laiką galvoju, galbūt 2-3 metai ir po to galbūt išvyksiu, galbūt kažkas pasikeis, galbūt dar kažkas. Bet kaip žinia, praeina metai po metų, metai po metų ir po to... Ar tu po studijų dar bandėjai čia ieškotis kažkokio darbo, ar kažkaip pagavęs? Ne, aš tuo metu pradėjau dirbti, bet kadangi tiesiog pradėjau doktorato studijas, bet kurių vėliau vis dėlto jau su darbu nebesugebėjau suderinti ir kadangi jau, sakykime taip, jau tiesiogiai gal buvo mintis, kad būtent kažkada galėčiau dirbti akademiniai srityje ir dėl to pradėjau... Aš universitete studijavau socialinės disciplinas. Mano magistro darbas yra iš teisės teorijos, iš demokratijos ir teisės teorijos. Ir norėjau tęsti panašią temą, bet po to, kai pradėjom dirbti radijuje, kuri daugeliu atveju primena tokią, nežinau, ir studijas, ir akademinį darbą, nes dirbant Vatikano radijoje vis dėlto, Katalikų bažnyčia vis dėlto yra milijardas, ar ne, daugiau negu milijardas tikinčiųjų. Čia yra centras. Ir kaip čia pasakyti, mes tuose mažuose savo polemikose kartais, nežinau, nueinam į tuos mažus dalykus, bet paskui, kai tu žiūri tuos didelius dalykus, ar ne, Katalikų bažnyčia, tai taip pat yra 100 universitetų, yra 1000 ligoninių, yra 1000 įvairiausių iniciatyvų, svarbių, didelių, tai liečia milijonus žmonių. Ir viso šito žinios suplaukia čia, iš įvairių kraštų, Azijos, Afrikos, Australijos, Lotynų ir Šiaurės Amerikų žemynų. Ir vėlgi, ir tai yra nuolatinės studijos, tu vis skaitai apie naujus dalykus. Man todėl labai patinka dirbti šitojam žinių sektoriuje, nes tai yra nuolatos nauji dalykai.
Kiek metų tu jau dirbi Vatikano Kone radijuj? 20. Oho. Kone 20. Tai aš dabar apie Vatikano radiją labai norėčiau tave paklausinėti, nes iš tikrųjų man pačiai, aš įsivaizduoju irgi žiūrovų, jie nelabai įsivaizduoja, kaip tas mechanizmas visas veikia ir apskritai, kaip visų pirma toks klausimas, kas yra jūsų darbdavys? Mūsų darbdavys yra, kaip čia pasakyti, šventasis sostas ir šventasis tėvas. Vėl, kalbant apie Vatikano radiją, yra du dalykai, kurie yra susieti. Vienas dalykas tai yra, ne visada ir aš pats ilgą laiką nelabai supratau šitos skirties, yra Vatikano miesto valstybė ir šventasis sostas. Taip. Tai šventasis sostas tai yra ta institucija, kuri išsivystė aplink Šventojo Petro įpėdinį. Nuo pat pirmųjų amžių, nuo pat tų laikų, kai čia atkeliavom ir kankinystės būdu numirė Šventasis Petras, ar ne, ir po to buvo kiti jo įpėdiniai, kurie moko, kurie turi autoritetą ir dalyvauja, ar ne, tiesiog mokymo šitoj tarnystėje. O vyko po to, kaip žinia, įvairūs dalykai, ilgą laiką gyvavo, susikūrė ir gyvavo popiežiaus valstybė, kuri vėlgi XIX amžiaus antroji pusėje išnyko, nes Italija susivienijo ir popiežiaus valstybė buvo per patį vidurį, tai tiesiog ją suvienijo, ar ne? Ir, sakykime, po to buvo toks keistas laikotarpis, kai buvo nežinia, ką daryti, tarsi kai popiežiai buvo užsidarę čia Vatikane, apaštaliniuose rūmuose ir taip, kol galiausiai buvo šita situacija išspręsta tarp Italijos, tuometinės Italijos ir tuometinio popiežiaus 1929 Laterano paktais ir buvo įsteigta Vatikano miesto valstybė tokia, kokia yra dabar. Ir tuo metu jinai kaip nauja valstybė apsirūpino visomis institucijomis, kurių reikia valstybės funkcionavimai. Tai yra, sakykime, ir savo finansinė institucija, ir savo paštu, ir savo žiniasklaidos priemonė, nes, kaip žinia, kiekviena valstybė turi savo visuomeninį transliuotoją. Tai šito požiūriu mes esame Vatikano miesto valstybės visuomeninis transliuotojas, kaip LRT. Ten yra vartai, kur yra sargybiniai stovi, ta prasme, tu taip laisvai. Tai tu esi jau Vatikano valstybės darbuotojas, reiškia, tu galėjai praeiti laisvai į Vatikaną techniškai. Taip, šitokią įdomybę tikrai turime. O kalbant toliau apie darbą, tai paskui yra tas aspektas, kad kaip viena vertus mes esame Vatikano valstybės visuomeninių transliuotojo darbuotojai, kita vertus esame ir popiežiaus bendradarbiai, ar ne, kalbant apie Lietuvą, ar ne, kai ateina yra žmonės, užima atsakingas pareigas ir jie pasikviečia bendradarbius, kurie padėtų įgyvendinti tai, ką jie turi įgyvendinti. Tai mūsų misija vis dėlto yra ir ta, kad mes taip pat esame popiežiaus bendradarbiai. Popiežius dabar, kaip čia pasakyti, jis yra tikėjimo mokytojas. Yra žmonės, kurie, nepripažįsta, atmeta ar tiesiog tiki kitus dalykus, o tie, kurie, yra krikščionys arba šiaip nebūtinai netgi gali būti netikinti žmonės, bet vis dėlto pagarbiai, žvelgiantis į popiežiaus figūrą ir manantis, kad jis kaip žmogus gali pasakyti, duoti kažką kas šiaip yra, naudinga savo protą sukramtyti. Tai sakykime, mes atliekame šitą funkciją, mes tiesiog esam popiežiaus bendradarbiai. Kitas dalykas yra tiesiog informuojam apie tai, kas vyksta tam dideliam, įvairiam, be galo įvairiam katalikiškam pasaulyje, kuris yra savo temomis daug didesnis ir daug spalvingesnis už Lietuvos kontekstą. Kaip įdomu, apskritai tas faktas, kad iš tikrųjų popiežius yra tavo bendradarbis, labai. Aš popiežiaus bendradarbis. Tu esi popiežius, tikrai skamba labai egzotiškai, švelniai tariant. Aš taip supratau, tai yra viena tavo svarbiausių irgi priemonių, judėjimo priemonių Romoje. Ir kiek aš tave prisimenu, aš visą laiką tave mačiau
su dviračiu, neprisimenu nei automobilio, nei motociklo, tai yra tavo judėjimo priemonė Romoje, teisingai? Na, dviratis yra, kaip čia pasakyti, pats nuostabiausias dalykas Romoje, jeigu moki važiuoti ir nebijai važiuoti. Ar rimtai, juk nėra net dabar padarė tuos dviračių takelius, taip, bet kiek man tenka matyti, jie yra visiškai nepatogus, nepritaikyti, irgi vyksti, vis tiek dūmais kvepuoji, irgi srauto mašinų užtenka, susisiekimas blogas. Tai kaip tu įvertintum? Na, kaip čia pasakyti, mano gal požiūris yra kitoks, kadangi aš 15 metų buvęs motociklistas. Tai motociklų mėgėjams, tai turėjau Honda CBF 1000 ir sakykime, na, kai pripranti važiuoti su motociklu, tai vis dėlto po to važiuoti su dviračiu yra kitaip. Kitaip matai automobilių judėjimą, išmoksti, kaip čia pasakyti, judėti šitam sraute. Dviratis Romai, kaip čia pasakyti, aš tikiuosi, kad metams bėgant vis daugiau žmonių atras naudą važinėti dviračiu, nes tikrai sutaupys labai daug laiko kiekvieną dieną. Aš esu dviračio mėgėja, bet aš čia nevažinėju, nes man tai yra visiškai nepatogu. Šaligatviai nepritaikyti, metro nepritaikytas, jeigu tau kažkur reikia pavažiuoti greičiau. Niekas nėra pritaikyta ir nežinau, man atrodo, tai nepritaikytas miestas dviračiui. Ką tu gali pakomentuoti? Roma deda pastangas. Kai aš atvažiavau, vėlgi dviračio takų iš viso nebuvo, ar ne? Dabar jų atsirado, na, turbūt vėlgi, jeigu viską suskaičiuotumėm, ne taip mažai ir kilometrų tų dviračių takų, bet aišku, dar visuotinio tinklo tikrai nėra. Kai važiuoji tarp automobilių, na, reikia būti atsargiam. Reikia būti atsargiam. Kaip čia pasakyti, atsargiam ir aš net nežinau, kaip čia pasakyti, ir neatsargiam. Truputėlį mokėti būti agresyviam. Taip, reikia kartais šoktelti į tuščią vietą ir aplenkti, greitai sustoti, pasukti į kairę, į dešinę, pralikti šiandien bei ten. Bet vėlgi, na, metai kiti ir išmoksti. Kaip atrodo apskritai jūsų redakcija, nes yra skirtingų šalių redakcijos, taip, jūsų ofise Vatikano radijoje ir yra būtent lietuvių redakcija, kuriai jau kiek metų, primink man? Nu, ko ne 90, bus dabar 85. Kurios veikla dar prasidėjo ir veikia dar priklausomoje Lietuvoje, dar prieš nepriklausomybės metus, taip, mes sovietmečių, karo metais prasidėjo lietuvių programos pirmosios transliacijos įvyko pirmaisiais karo metais. Po to nutrūko ir po to jau buvo atnaujintos ir nebenutrūko. Vėlgi, tuo metu, kai mes kalbam apie tą darbą, tai na, nebuvo etatiniai darbuotojai. Tai buvo daugiausia dvasininkai, kurie arba buvo Romoje tuo metu, kai prasidėjo karas, arba pabėgo, kurie traukėsi su visa pabėgėlio banga ir atsidūrė Romui. Tai nebuvo, na, tokie, kaip čia pasakyti, žurnalistai, kokie esame mes, ar ne? Taip, daugiau tokia švietėjiška gal veikla, labiau tokia. Kaip dabar atrodo Vatikano radijas ir kaip atrodo ta Lietuvos redakcija, kiek jūsų žmonių yra, ar tai, nes visiems irgi galvoje mes įsivaizduojam radiją, tai kažkaip, nežinau, studijos, kaip atrodo jūsų kabinetas? Labai paprastai, kaip ir kitoks kabinetas. Radijas iš tikrųjų yra apie 40 redakcijų, kurios dirba įvairiom, ko ne 40 kalbų. Reikia turėti omeny, kad aišku, kokia prancūzų ar anglų kalba, ar ne, mes turim angliškai kalbančių Afrikoje, Azijoje, Indijoje, taip pat Jungtinėje karalystėje ir Amerikos kontinente. Prancūziškai vėlgi ta pati istorija, Kanada, Afrika, dar kažkas kitas, Belgija, Prancūzija. Tai yra tos, sakykime, didžiosios redakcijos ir po to yra apie 30 šitų mažųjų redakcijų, tokių kaip mes, tai yra mūsų kaimynai, štai mes turime Latvijos, mes turime Lenkų redakciją,
šitos redakcijos paprastai yra sudarytos iš 3 žmonių, tai mes esam 3 ir turime šiek tiek pagalbos iš šono, bendradarbių kartas nuo karto, bet sakykime, esam 3. Ir darbas, funkcija pasikeitė. Jeigu paminėtais tais sovietiniais laikais, na, kaip čia pasakyti, na, radijas tiesiog buvo tas pliuralizmo, ne, tas pliuralizmo vienas buvo Amerikos balsas, laisvosios Europos, ne, kurias slaptai klausydavosi ir šiek tiek apie pasaulį žinių ateidavo. Taip, ir tuo metu buvo svarbu taip pat, na, bažnyčios kronikos, ne, laikotarpis, kur visokiais įdomiais, labai detektyviniais būdais būdavo išgabenamos žinios, apie tai galėtų papasakoti mano kolegos, kurie tame dar yra suspėję ir dalyvauti. Jiems abiem buvo netgi ir užmėgstos KGB bylos, tiesiog ir archyve tiesiog viskas buvo pažymėta, kas jie tokie ir tuo metu, na, buvo vienas iš laisvės balsų, taip pat pranešdavo apie sovietinio režimo piknaudžiavimus ir nusikaltimus, laisvių ir teisų pažeidimus vykusius Lietuvoje. Kai, sakykime, aš jau pradėjau dirbti po 2000 metų, šitos funkcijos jau, sakykime, radijas nebeturėjo, nes Lietuvoje atsirado laisva spauda. Tai aš sakyčiau, aš nežinau, mūsų dabar funkcija yra tiesiog informuoti plačiaja prasme apie katalikišką gyvenimą, apie Šventojo Tėvo, apie popiežiaus Leono XIV šiuo metu mokymą. Ir taip pat, na, pateikti tam tikrą pjūvį, nes vėlgi, pavyzdžiui, kaip žinia, apie tos pačius reiškinius, kai kalba, nežinau, ekonomistas, jis kalba vienaip, kai kalba politikas, jis kalba kitaip, vėlgi, kai kalba skirtingų pažiūrų politikai, jie vėl ryškina skirtingus aspektus, taip mes ryškinam religinį, katalikišką tikėjimą, humanistinį aspektą. Kaip atrodo tavo darbo diena? Yra kaip bebūtų Vatikano radijas, na, sakykime, čia yra didelė institucija. Yra didelė institucija. Čia suplaukia, sakykime, žinia iš įvairių Šventojo Sosto institucijų, kurias mieliau mes atrenkam ir adaptuojame, na, Lietuvos kontekstui, ar ne? Tai galima daryti visokiais būdais, galima kartais išperčiame gabaliukus, kartais darome sintezę, kartais darome istorinę analizę, ar ne, žiūrim, kas vyko prieš keletą metų ir kas vyks galbūt ateityje. Čia jau priklauso, na, nuo mūsų, nuo žinios tipo, nuo pobūdžio, tai turbūt, ką ir kiekvienas žurnalistas daro, tiesiog sprendžia, ar apie tai daugiau ar mažiau kalbėti, kokia yra žinia, koks yra turinys. Ir būna įvairių dalykų, būna labai gražių dalykų, herojiškų darbų, kai pristatom herojiškus darbus. Būna labai liūdnų žinių, kai pristatom pasibjaurėtinus darbus, bažnyčioje įvykusius nusikaltimus. Tu paminėjai, kad iš tikrųjų pasakojama ne tik apie gerą, bet ir kas nutinka, kažkokie neigiami dalykai pačioje bažnyčioje. Kiek tu matai tame skaidrumo, kai bažnyčia jau tampa, kaip atsiveria ir pradeda kalbėti ir apie tus negeruosius dalykus? Vėlgi, kai lendi giliai į tuos klausimus, tai žiūrėkit, kai skaitai ir bažnyčios istoriją, ir ganytojų, ir popiežių dokumentus, kad ir iš viduramžių, netrūksta kritikos. Sakoma, ir taip blogai darom, ir čia blogai elgiamės, ir taip. Yra tos kritikos, savikritikos, visada jos buvo ir netrūko. Paskui kalbant apie na, tuos skandalus, kaip pasakyti, vėlgi, yra skandalai, kurie yra visiškai teisingi. Ganytojai, katalikai tikintieji suklydo, pamelavo, apgavo, pavogė. Padarė tikrai nusikaltimą, kalbant apie pinigus arba, nežinau, seksualinį išnaudojimą, yra be abejonės. Bet, pavyzdžiui, lygiai taip pat esu daug praktikų ir iš tokios istorijos studijos susitikinęs, na, perskaitai baisus dalykas, ar ne, eini jį studijuoti, tyrinėti ir paaiškėja, kad šnipštas. Pavyzdžiui, man toks atradimas buvo, jeigu kalbant apie pikantiškus dalykus, pavyzdžiui, atsimenu, atsiverčiau kažkokią britės feministės knygą, straipsnį apie tai, kaip bažnyčia dėdavo skaistybės diržus. Geležinius tokius, ne, dar kažkaip išliko. Taip, dar yra. Paaiškėja falsifikatai, istoriniai falsifikatai, niekada jų nebuvo dedama, yra, nežinau, kažkas ten, seni falsifikatai, prieš porą šimtų metų gal išrasti, kad žmonės įsivaizdavo, kad praeitėje jos turėjo dėti. Bet vėlgi jų nebuvo, tiesiog jų nebuvo.
Ir vėlgi, kai skaitai, pavyzdžiui, paskui yra kronikos, yra testamentai, yra visokie dalykai. Tu matai, kad daug tų dalykų, kurie buvo iš tikrųjų mus pasiekė visiškai, stereotipinę formą. Ir ta stereotipinė forma, vėlgi, tai yra tokia, čia yra sudėtingi klausimai, jo šitame interviu neapžvelgsime, ar ne? Bet sakykime, yra taip, kad aš skirčiau tokią kritiką bažnyčiai. Yra kritika, kuri yra sąžininga ir žmonės ten tikrai pirštu labai taikliai parodo į skaudulį ir kartais parodo į tokį skaudulį, kur tu sakai, tikrai buvom užsimerkę akis. Ir tą galime mes išgirsti. Ir tą galime išgirsti, taip, mes tą galime. Tai buvo, sakykime, seksualinių, pavyzdžiui, išnaudojimo sritis. Bet paskui yra daug tos kritikos, kur tu, kai pradedi lysti, tu matai, kad tai yra tiesiog suinteresuotų, nedraugiškų žmonių tiesiog, kaip čia pasakyti, sukauptos, išdistiliuotos žinios, išrinkti atskiri aspektai, padidinti, sureikšminti, sudėti į vieną vietą ir išimti iš konteksto ir daug irgi tokių dalykų yra. Ar tu esi sutikęs naująjį popiežių? Ar esi bendravęs, matęs? Ar kaip tai vyksta apskritai? Su šventuoju tėvu turėjom galimybę susitikti dabar visai neseniai, nes tiesiog, kaip čia pasakyti, Leono 14 darbotvarkė šiomis savaitėmis, aš pasakysiu, mane gazdina. Jin tokia intensyvi, tikrai nepaprastai intensyvi darbotvarkė. Tiesiog sunku net perskaityti apie viską, ką šiuo metu Leonas 14 daro, ką jam tenka daryti. Taigi toj užimtoj savo darbotvarkėj, čia prieš porą savaičių jisai atrado laiko, sakykime, susitikti ir su mūsų Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos bendruomenė, tai susirinko galbūt apie 200-300 asmenų su šeimomis ir tokiu būdu Šventasis Tėvas, liko su mumis, aš pat nežinau, gal valandą, gal pusantros, žinoma, kiekvienas galėjom prie jo prisiartinti. Taip. Kažkas galbūt paprašyti palaiminimo, mes paprašėm, kad Šventasis Tėvas Leonas palaimintų mūsų berniukus, be abejo. Tai kiti gal autografą Leonas mielai suteikė vieniems ar kitiems. Pastebėjau, kad gal tokių žmonių man rodos, kad mūsų psichikoje yra gal koks 2-3 metų laikas. Ir jeigu per tą 2-3 metų laiką mes jį įveikiam pakankamai sėkmingai, susitaikom, priemam, įsigyvenam naujoje situacijoje, mes pradedam joje jaustis gerai. Ir nostalgija po 2-3 metų sumažėja. Aš nežinau, bent jau iš mano patirties, man rodos, kad galiu pasidalinti tokio pastebėjimu, kad žmonės praleidę metus dar jaučia labai stiprią nostalgiją. Kai praeina 2-3, ankstesni ryšiai sutrukinėja arba jeigu nenutrūksta, tai pasidaro jau tokie ramesni. Jie yra svarbus, bet jie jau nebe tie, kurie maitina kasdienybę. O tie kasdienybę maitinantis ryšiai pradeda megztis čia. Taip, socialinis burbulas susikuria. Ir susiformuoja ir tada pradedi leisti tas šaknis. Šiek tiek apie šeimą. Taip, tavo irgi žmona yra slovėnė. Taip, tai jūs susitikote darbe Vatikano radijoje, teisingai? Taip, mes susitikom darbe ir jau dabar kartu auginate 2 vaikus Romoje. Taip. Toks įdomus 2 irgi pasaulio susikirtimas, taip, visiškoje kitokioje neutralioje, sakykime, teritorijoje Romoje. Ir žinau, kad jūsų vestuvės buvo Lietuvoje, teisingai? Taip, buvo Lietuvoje mūsų vestuvės. Tai civilinę santuoką sudarėme Slovėnijoje. Slovėnijoje? Taip. Kodėl, galiu paklausti? Kažkaip norėjome, kad kiekvienoje šalyje būtų santuoka, jeigu taip galime pasakyti. Buvo COVID metai mums labai sutrukdė. Iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, sudarėm civilinę santuoką Slovėnijoje, o sakramentinę santuoką sudarėme Lietuvoje. Norėjom pasikviesti daug žmonių iš Slovėnijos, iš Italijos, bet
COVID'as labai pakišo koją. Ir daug žmonių tiesiog atšaukė, teko atšaukti savo keliones. Daugelis prisimena tas tokias keistas situacijas tuo laikotarpiu. Bet vestuvės įvyko, o kai įvyko buvo labai linksma, kai jau įvyko. Ar buvo pas jūs aptarimų, o kur mes paskui dabar kartu gyvensime? Ne, ar iš karto buvo aišku, tai vis dėlto jau santuoka, sakykime, jau supratom, kad tuokdamiesi čia jau liksime Romoj ilgam, kad santuokos sudarimas, kad čia jau tuokėmės dirbdami čia ir kai vaikai gimė, kad jau būsime čia. Kurie yra Italijos piliečiai, nes jie nėra Italijos piliečiai, bet jie prioritetinę tvarką galės tapti Italijos piliečiai. Šiuo metu jie turi dvigubą pilietybę, Slovėnijos ir Lietuvos, kadangi abu kraštai, kaip čia pasakyti, suteikia tiesiog automatiškai tėvų pilietybę jų atžaloms. Ar ne? Jeigu vienas iš tėvų yra tos arba tos pilietybės, tai ir paskui 18 metų jie turės pasirinkti dėl to, kad mes turime Lietuvoje tokį įstatymą. Aš nežinau dėl Slovenijos. Galbūt truputėlį vėliau, bet taip. Mes vis dėlto planuojame Romoje praleisti dar 14 gražių metų, bet po to vis dėlto pasiekus, kaip čia pasakyti, garbingą Dievui leidus amžių, kai baigsime jau darbus, vis dėlto norėtumėm su žmona išvažiuoti į ramesnę vietą, nes Roma yra labai turtingas miestas, jis duoda žmogui, kuris nori, kuris gali, kuris ieško, duoda labai daug. Bet taip pat reikia pasakyti, jog šeimai tai yra sunkus ir sudėtingas miestas. Tai yra miestas, kuris suvalgo daug laiko, daug jėgų, daug dalykų reikia daryti ilgai. Kai esi turistas, kai atvažiuoji čia, šitų dalykų galbūt nematai, kai ilgiau gyveni pamatai, kaip pati žinai. Taip. bet sakykime, pripažindami, kad yra gerų ir netokių gerų dalykų, džiaugiamės ir esame dėkingi už tai, kad turime. O po to, važiuosime ten, kur žaliau, kur ramiau. Kur kalnai? Galbūt. Roma suteikia savo šitą didybę, savo tūkstantmetę istoriją, savo šitą didžiulę kultūrą ir su žmonėmis, kurie yra susiurbę šitą kultūrą, jin vis tiek, nežinau, mano galva suteikia tokio svarbaus, nežinau, gylio tame gyvenime, gilaus pagrindo. Pavyzdžiui, kaip čia pasakyti, man asmeniškai yra labai tokia artima to gerojo laukinio idėja, ar ne? Aš mėgstu gamtą, mes važiuojam dažnai ir gamtą, ar ne? Žinai, va dėl to ir pjaunasi, kai aš klausau tavęs, nes aš tave įsivaizduoju kaip gamtos žmogų, kalnai. Ir kai tu priemi jo Romoje, man atrodo, kaip čia taip. Ir viena vertus taip galėčiau, kaip pasakyti, daug argumentuoti už tą gerojo laukinio idėją, ar negyventi gamtoje, ten, nežinau, valgyti daržoves, ten visa kita. Bet paskui, kaip čia pasakyti, bet vis dėlto, jeigu galbūt norėčiau gyventi tokį gyvenimo būdą ir nežinau, galėčiau antrą kartą gyventi, galbūt ir jį pasirinkčiau, kitom arba neliūdėčiau, jeigu mane būtų aplinkybės nubloškusios į tokį gyvenimo būdą. Bet kita vertus, kaip čia pasakyti, žiūrint į žmonių tą kultūros istoriją, matai ir vėl, kad žmonės esam ten, kur susibūrėm, kur pastatėm, kur kūrėm. Tam reikia ir daugybės kartų darbo, ir kryptingo darbo. Ir yra dalykų, kur gerasis laukinis negali padaryti. Ir negali padaryti nei jis, nei gerųjų laukinių grupė ir nei gerųjų laukinių viena karta. Yra dalykų, kurie gali būti sukurti tik tais žmonėms susijungus į didesnį būrį, į miestą, į kultūrą, ar ne, ir tai šitas. Jeigu šitą aspektą aš Romai vertinu, jeigu aš išvažiuosiu iš Romos kažkada į tą laukinio, į gerojo laukinio, kaip čia pasakyti, trobelę, tai bet kokiu atveju aš jau išsivešiu ir šitą miestą. Tam tikrą prasme aš, kaip čia pasakyti, galėsiu ten būti, nes jau turiu šito miesto patirtį.
Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.